tau tinka? Nuostabus vaizdas. Labas rytas. Sveiki atvykę salos gyventojai. Mūsų miegamasis. Labas rytas. Salos gyventojas. Mūsų transportas ilsisi. Visas drėgnas nuo rasos. Šiuo metu 7:01, nelabai matos turbūt. Eisim gamintis pusryčių, pakuotis ir plaukti toliau į Kauną. Vaikas laimingas. Visai skaidrus vanduo. Oi, rybkos šokinėja. Gaila neturėjom meškerės, visai būtų variantas tokį pagavau. Čia ir degintis galima šitoj saloj. Pakuojamės čia po mano miego vieta. Jau miegmaišį susidėjau. Čia Tado. Tadas išėjo užkaist arbatytės ir košės. Ruošiamės išplaukti, palapinę susirinkom. Ir dabar dar truputį įpučiam oro. Nes šiek tiek išsileido. Mano transporto priemonės tai vidurinė dalis šiek tiek leidžia. Ten yra skylutė. Bet labai nedaug. Tai prisipildom oro, susidedam daiktus ir keliausim toliau. Vėjo šiandieną nėra. Debesų taip pat. Po pietų žada audra. Tai turim kokias 6 valandžiukės taip nukeliaut iki Santakos. Skaniai papusryčiavom, susitvarkom ir varom. Kas čia per vabzdžiukas? Na ką, manta sukrauta. Ar pasiruošęs tęsti žygį? Kur kremas nuo saulės? Yra valtį. Gerai. Tai ką, lipu į savo sostą? Gerai. Palikom salą, prisinešiau purvo. Belipdama į valtį labai dumblėtas krantas, dugnas. Kažkaip mums čia reiks apsisukti. Visai gerai mes čia plaukiam, arba ne. Plaukiam pro savo salą. Jinai gana didelė. Čia truputį mažesnė. Ir ten dar didesnė. Tai čia dabar po tokius salynus. Vienu momentu gilio buvo toks vaizdas iki pusę blauzdos. Labai labai negilu.
atodanga. O čia akmenys. Seklita mūsų neris. Su dugnu akmenis braukom. Užkandžiaujam. Nuo 1:10. Atėjau pas vyrą. Į valtį. Plaukiam toliau. Ne, padaryti nereikia. Plaukiam. Šiaip būtume tilpę erdvės ir čia, bet labai nepatogiai. Draugelis varom. Vienas. Nu ką, visiškas čiliukas. Baigęs akmenuotos vietos kol kas, tai pasileidom taip ramiai. Šiandien nuplaukiam. Čia nelabai matos, gal šiek tiek. 9 km 700, vidutinis 4:14. Plaukiam 2 valandas 20. Dabar pusė 12, apie 4-5 valandą čia audra rodo. Ties Kaunu, tai reikia per tą laiką kažkaip parsiplaukt. Smagiai visai čia. Smagu tau? Labai. Gerai. Deginamės. Mini stopas. Kitoj pusėj prasideda Kleboniškio miškas. O čia jau užsipilsim sriubytės. Gerai čia bus? Gerai. Kiek tau pilt? Man tai tirščiau, kad nesiektų to. To aš tada savo. Tiesiai. Užteks? Arbatos nesidarom? Privalgę, keliaujam toliau. Įkaito valtis? Biškį atvėsinsiu, Gerai. kad nebūtų paskui kokią bubam, kukum, tai išdiriam. Bet gal reikėjo pirmą nuplaukt nuo kranto. Šiandien čia vėl tave pamatysiu. Nu ką, tolumoje matyti Kleboniškio tiltas. Plaukiam ir priplaukiam. Oras kol kas nuostabus. Net neatrodo, kad turėtų būti kažkokia audra. Bet prognozė sakė, ką kitą. Bet manau, tokiu tempu visai turėtumėm per kokią valandžiukę pusantros atsidurti prie santakos. Mes vis pasikeičiam, tai Tadas irkluoja, tai aš irkluoju.
Jos sako. Va tiek to gylio žuvėdros vaikšto. Tolumoje matyti šilas ir mes vėl plaukiam pro krioklius. Leliuškė. Nieko, čia nėra. Bet čia koks plotis upės palyginus, kaip prieš tai plaukiam. Plati. Ką, vieną tiltą praplaukiam, liko 2. Ir baigsis mūsų kelionė. Nieko, sugalvosim naują. Jau sugalvoja, aš naujų ne vieną. Rimtai. Ta kelionė bus su mašina iki Jonavos pasiimt tavo mašiną. Tai čia jau šitos kelionės detalės. Kelionė mano. Biškį reik dar pačilint 100 metrų. Varnių tiltas. Ir ten ateinanti audra. Čiaulyje? Kelionės tęsiniai. Negalime be lietaus pabaigti kelionę. Tolumoj matyti tiltas, už tilto turim išlipti. O, kaip šalta. Tuoj nustos, čia lengvas matyti. Lietaus kaip nebūta. Nu kaip, būtų dar šlapia visur. Šlapia, bet praėjo. Tuoj išdžiu. Po truputį baiginėjom. O čia, o šitas. Jau vienaragis mūsų susilaukė dėmesio. Šiaip planas buvo nusipirkti mažesnę valtelę daiktam, bet kadangi niekur neradau jos pirkti, tai galvoju, pasinaudosim tuo, ką turim. Bet kadangi vienaragio vidurinė dalis neišsileidžia ir ten daiktų dėti negalėjom, tai gavos taip, kad Tadas su daiktais vienoj valtį, o aš vienaragį. Arba apsikeisdavom. Toks mūsų tandemas gavosi. Varom. Tai palauk, pasimėgaukim dar. Kažkas driokstelė. Ne, čia su girdėjai. Paskutinė stotelėje prieš išlipimą. Corazón, tutururum.
Jo, čia viskas taš. Gali paimti taš. Ką, kelionės pabaiga. Belieka tik sudėti daiktus, maloniausia dalis. Ir įveikėm. Jonava Kaunas. Kelionė su valtimi ir mūsų spalvotojų draugu vienaragį. Lentuktis turbūt išgąsdino, bet viskas gavosi puikiai. Smagiausia dalis daiktai. Pasilikom Jozitui mašiną. Tadas atvažiuos, dėsim daiktus, parsiveškim namo, nuvažiuosim jo namo, pasiimsim mašiną.